Sveiki visi, esu Marija iš Inovatyvios medicinos draugijos ir šiandien mes svečiuojamės Kaune ir turime progą pakalbinti neeilinę asmenybę. Tai yra inžinierius, išradėjas, technologijos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto sveikatos telematikos mokslo tyrimo instituto direktorius Arminas Ragauskas. Tai mano pirmasis klausimas būtų, mūsų žiniomis esate įregistravęs ir užpatentavęs daugiau kaip 140 savo išradimų įvairiose pasaulio šalyse. Ir kuris iš šių išradimų jūsų manymu būtų pats toks reikšmingiausias, svarbiausias, pareikalavęs daugiausiai jūsų darbo ir pastangų? Niekad nesu taip pagalvojęs apie savo išradimus, bet pats juokingiausias tai yra serinių būdų Kaune gaminamas prietaisas. Trikampis ultragarsinis skysčių debito matuoklis, kuris yra pirmas pasaulyje toks trikampis. Tai tas man įdomiausias. Bet tikriausiai medikų bendruomenėje jūsų vardas yra dažniausiai siejamas su neinvaziniu galvospaudžio matuokliu. Tad gal galėtumėte mūsų draugijos nariams, kurie nėra biomedicinos specialybės studentai, trumpai papasakoti, kas tai per prietaisas, kuo jisai reikšmingas tiek medicinai, tiek NASA, kaip žinia, irgi juo domisi, ir kokios naujausios studijos vykdomos su šiuo prietaisu? Būtų sudėtinga keliais žodžiais pasakyti, kas tai per prietaisas, bet jame jungiasi visai eilė technologijų. Tai yra ir ultragarsas, tai yra ir biofizika labai rimta, ir yra, sakyčiau, pakankamai daug medicinos žinių pareikalavo, pirmiausia, anatominių žinių pareikalavo ir tyrimo anatominių ruošiant šitą technologiją. Ir tai yra prietaisas, kuris, galiu drąsiai pasakyti, šiandien neturi konkurentų pasaulinėje rinkoje, yra vienintelis, kuris matuoja galvospaudį, svarbų fiziologinį parametrą, neinvazyviai ir išreiškia matavimo rezultatą skaičiumi su dimensija, pavyzdžiui, milimetrais gyvsidabrio stulpelio ar milimetrais vandens stulpelio ar kilopaskaliais, priklausomai nuo to, kokia dimensija jums reikalinga. Taigi, kadangi alternatyva yra gręžti kaukolei kiaurime ir implantuoti į smegenis invazinį sensorių, kuris matuotų tą galvospaudį, tai jūs įsivaizduojat, kiek apribotas medicinoje yra taikymas tų invazinių technologijų. Tuo tarpu neinvazinis galvospaudžio matavimas svarbus sporto medicina, aerokosminė medicina, neurologija, visur ten, kur negalima implantuoti invazinio sensoriaus. Tokių sričių yra daug. Ir mūsų, manyčiau, įspūdingiausias rezultatas tai yra panaudojimas oftalmologijai. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio oftalmologija ir galvospaudis. Bet paaiškėjo, kad gliaukoma kaip epidemija pasaulio yra susijusi su galvospaudžio patologiniu sumažėjimu. Ir mes atlikome rimtas studijas Kaune su profesorė Ingrida Janulevičienė. Faktiškai jinai vadovavo šitai studijai kartu su amerikiečių profesoriumi Alan Harris. Ir mes parodėme iš tikrųjų neinvazyviai matuodami galvospaudį, kad ir normalaus slėgio gliaukomai, ir padidintos slėgio gliaukomai galvospaudis yra patologiškai per mažas. Ir tokiu būdu mes suteikėme galimybę oftalmologams pažiūrėti kitom akim šitą patologiją, pažiūrėti į šitą lygą ne kaip vieno biožymens patologinį sutrikimą, ne vien per slėgio akies obuolio viduje prizmę, bet matyti, kad tai yra dviejų slėgių liga. Ir tada, aišku, kyla idėjos, kaip ją gydyti, visiškai kitokios negu buvo anksčiau. Tai mes tikimės, kad padėsim tam gydymui, tai čia yra rimtas dalykas. Na ir dabar pereinant prie tokių gyvenimiškesnių galbūt klausimų. Jūs daug kalbate apie išradimų ir kūrybos ryšį ir teigiate, kad pats kūrybiškumas kaip ir nėra susijęs su išradimais, o išradimai yra padaromi tuomet, kai seniai žinomiems prietaisams ar mechanizmams yra pridedama kažkokia nauja pridėtinė vertė ar reikšmė. Tai gal turite kokių patarimų pradedantiems mokslininkams ar studentams, kaip pamatyti tuos dalykus, kurie nėra matomi kitiems ir tiesiog kurti tas inovacijas? Jeigu regėjimas nesutrikęs, tai norint pamatyti reikia atsimerkti. Ir iš tikrųjų išmokti atsimerkti taip, kad pamatytumėt naują egzistuojančių gamtoje ar civilizacija visą tai, kas sukūrė žmogus šitoje planetoje. Civilizacijos naujų elementų kombinacija, kuri netikėta duoda pridėtinį vertės efektą. Netikėta. Išradimų reikia. Jeigu jūs padarysite skraidantį traktorių arba kokį nors
traktorių, kuris gydo neurochirurginės ligas, tai bus labai skirtinga. Reiškia, jeigu traktorius padeda neurochirurgui išoperuoti auglį, tai čia yra kažkas fantastiško, teisingai. Skraidantis traktorius nieko naujo, nes kas nors vis tiek skraido, teisingai. Reiškia, turi būti tas efektas netikėtas. Ir tas netikėtas efektas reiškia pažiūrėti, treniruoti save, pažvelgti į problemą, į uždavinį, technologinį uždavinį, iš tokio kampo, iš kurio nieks nežiūri. Tai tą galima išugdyti. Čia nėra kūryba, čia yra tiesiog praregėjimas. O tarkime, jau turint pačią idėją, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint jau toj pačioj rinkoje prasibrauti ir įgyvendinti tą savo idėją? Aš manyčiau, kad reikia pasimokyti, kaip tas daroma, todėl kad kiek yra literatūros. Jeigu jūs atversite Amazon.com ir įvesite žodį innovation, tai į paieškos laukelį, tai atspėkite, kiek knygų, aš nekalbu apie straipsnius, disertacijas, kiek knygų jūs ten rasite. Jūs rasite apie 800 000 knygų. Kasmet po 2-3 tūkstančiai knygų parašom. Reikia tik tai ne jas visą skaityti, bet išsirinkti porą ir to užteks. Nes tais keliais vaikšto daugybė žmonių, tie keliai yra nepaprastai įdomus. Iš tikrųjų, neinovuojant, joks verslas negali išsilaikyti konkurenciniai kovoje, visi yra priversti ieškoti tobulesnių, efektyvesnių sprendimų, pridėti vertę. Tik už pridėtą vertę rinka moka. Ir tikrai šitie algoritmai, net pasakysiu, yra sukurti, reikia mokyti. Na ir tada mano paskutinis klausimas jums būtų, ar matote Lietuvą kaip potencialią aukštąsias technologijas ir mokslo inovacijas kuriančią valstybę ir tuomet kaip tokios studentų bendruomenės, kaip ir inovatyvios medicinos draugija arba mokslininkų bendruomenės galėtų prisidėti prie aukštųjų technologijų Lietuvoje plėtojimo? Pirmiausia, kaip galima nematyti, kokia nuostabi Lietuva. Aš nenoriu labai plėstis, bet jeigu lietuviai išmoko žaisti krepšinį, jeigu lietuviai išmoko nugalėti Tailando boksininkus Tailande ir visokiose narvuose bušido kovotojai lietuviai laimi savo prizus, tai yra kovojanti, tai yra greitai besimokanti, besiadaptuojanti, atsakinga tauta. Tai jeigu mes išmokom pastatyti nuostabius pastatus, teatrą fantastišką, kuris Europoje blizga ir muziką sukurti, tai mes galim bet ką padaryti, tik tai reikia išmokti tą daryti ir daryti, ir viskas. Nėra jokių kliučių globalioje rinkoje individui konkuruoti su visais. Jeigu tas individas aprūpintas žiniomis ir aprūpintas kompiuteriais, globalios telekomunikacijos instrumentais, jis yra lygiavertis konkurentas didžiausiams korporacijoms. Tik tai nenuvertinkim savęs. Esam įdomus, esam gabus, esam darbštus, esam atsakingi, galim bet ką padaryti. O kaip manote, kuo studentai galėtų prisidėti? Tai tiesiog mokytis ir dirbti. Ir daryti, ir nebijoti, ir nekompleksuoti, kad mes kažko negalim, kad mes kažko prastesni už kažką kitą. Ne prastesni, mes geresni. Ačiū Jums už jūsų atsakymus ir atsisveikinu su visais žiūrėjusiais. Susitiksime kitose inovatyvios medicinos draugijos renginiuose bei pokalbiuose. Iki. Ačiū.